žmogus prisiregistruoja, reiškia, jisai tampa konsultantu. Ir žmonės kiti, kurie ateina tik pavartoti produktų pradžią, jie suglumsta toje vietoje, sako, bet aš čia nieko konsultuoti nenoriu. Aš noriu tik vartoti, tik pabandyti. Tai žodžiu, tas konsultantas tai nereiškia, kad tu čia dabar turi jau būti darbuotojas. Aterugis. Tu gali tiesiog būti tas bandytojas, reiškia, būdamas konsultantu, tu gali važiuoti į konsultantų renginius, tu gali jau apsišniukštinėti, apsiuostinėti, prisimatuoti. Man, pavyzdžiui, kai prasidėjo tie renginiai, kai aš užsiregistravau, tai aš 3 metus, žinokit, 3 metus, į tai dar neidavau visus renginius, ateidavau, taip sėdėdavau. Nes aš ateidavau tik į mokslininkų renginius, nes čia mane lygis paskaitusai būdavo. Aš čia taigi viską žinau, ką aš eisiu. Bet toksai buvo verslo, kaip dalis prasidėdavo, nes būdavo anksčiau tie renginiai, tokie pusė apie produktus, pusė apie verslą. Dabar tai būna arba produktų, arba verslo. Tai kai prasidėdavo verslo dalis, aš iškart išeidavau. Nes, tokia reakcija buvo. Įsivaizduokit, nes geras žmogus vos neturi būti, žinai, koks čia agentas, kažkoks čia labai sėkmingas ir turtingas. Tai žodžiu, mes prisiregistravę, kaip minėjau, gauname logistiką. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, kuriam aš pasidalinau apie savo patirtį ir pasakiau, kas paskui jau patys kantriausiai liksite, parodysiu tokių nuotraukų, ta prasme, tokių jau, neįtikėtinų, ta prasme, ką galima nufotografuoti, ne? Tu nenufotografuosi kraujagyslių užkalkėjusi, bet tu gali nufotografuoti pūvančią koją ir kaip paskui su produktais ją pavyksta išgelbėti, kur daktarai jau peilius pasigalandė nori nupjauti. Eglė dar nori paklausti tam sūnui, kur tai jūs šitais nelaiko produktais ir atsistatė, kad tą mažiukui, man, ne? Taip. Tai žodžiu, kad aš neprivalau netgi siūsti fiziškai, aš tam žmogui papasakojau, jisai užsiregistravo, padėjau padaryti užsakymą ir jam veža jau logistiką. Ne aš galiu vežti, ne jeigu noriu, aš galiu siūsti per Omnivą. Bet visa bazė yra sukurta. Viskas yra padaryta, sistema veikia 60 su virš metų. Ir ką mums reikia daryti, atsiprašau, čia peršoko, ką mums reikia daryti? Mums reikia tiesiog dalinti savo patirtimi. Ką aš vartoju, nuo ko aš pradėjau? Aš pradėjau nuo vieno produkto, aš ne apie sūnų dabar pasakoju apie save, o aš produktus pradėjau vartoti po kelių mėnesių po sūnaus. Nes atrodys žiauri mama, ne? Ant vaiko padarė eksperimentą, vaikas išgyveno, tai pati nusprendė. Tai iš tikrųjų biškai buvo kitaip, aš negalvojau, kad man kažko reikia, sūnų reikia gelbėti, aš tai ką faina, bet iš tikrųjų tai aš žiauriai neturėjau energijos. Aš eidavau savo darbe, kadangi, kaip minėjau, buvau vedėja, turėjau savo kabinetą, eidavau užsirakinus, tvarkyti dokumentų, tai miegodavau ant stalo galvą pasidėjus. 20 kelių metų. Šitas mano pirmas produktas buvo, kurį aš pavartojus 3 dienas, pagalvojau, kad čia narkotikai. Ir tikrai šitaip nesijaučiau fainai, aš puoliau nagrinėti sudėtį, skambinti, rašyti, klausti, nes aš išsigandau. Nes galvoju, nei vienas papildas, kurį vartojau vaistiniai, man tokio efekto nedavė. Tai reiškia, čia yra kažkoks, kaip neleistinas įdėtas priedas, gal kažkoks, su narkotinė medžiaga mane, kad pripratimas sukeltų. Viskas buvo tik tai iš neigiamos pusės ir puoliau domėtis ir atradau, kad čia yra lipidai steroliai, čia yra grūdų lobelių aliejai. Kodėl žmonės sako, daigintus anetos valgykit, arba ten tas aliejus tų lobelių, nes įveda labai energijos. Ir aš dalinuosi savo patirtimi ir atsiranda visada, kam tai įdomu. Aš tai aš. Bet kai mano aplinkoje žmonės, su kuriais dirbau, atstovai, visi, kas mane supo, pradėjo klausti, kaip nedukas. Nes, žino visi, kad vaikas iš visai ligų patale, kaip tavo sūnelis, sakau, nežinau, sveikas. Kaip sveikas? Sveikas. Nedas neserga? Neserga, kaip tai neserga nedas? Čia neįmanomas dalykas, nedas neserga. Tai pirmą kartą gal kažkas tai praklausė, paskui jau ateina, tai maždaug tas būdavo vis kita liga, vis kita serija. Bet taip, kitas plaučių uždegimas, ausų uždegimas, žodžiu, amžinai ratas po rato. Į mėnesį būdavo geriami 2 antibiotikai iki 2,5 metų.
Ir įsivaizduokit, užaugintas vaikas ant antibiotikų ir staiga visi klausinėja, kam įdomu, vaikas neserga ir klausia, ką tu darei. Kaip neserga, ką tu darei? Atsirado tų klausytojų, atsiranda pas kiekvieną, ane Rita? Atrodo, nieko čia daug nepasakoji. Rita, kiek tu metų tik buvai vartotoja produkto? 12. 12 metų, įsivaizduokit. Tik vartotoja. Jis nenorėjo dirbti, jinai tas žmogus buvo, kur pasakė faktiškai pirmą dieną. Galit man šitos dalies nepasakot, man neįdomu. Nelygis tiesiog, kaip Nelygis, daugumai jo jinai- buvo nelygis, nes Normali mokykloje dirbau, buvo. kaip, ir dar pavaduotoja, kaip aš galiu apie to. Vėliau direktorė. Jo. Ir įsivaizduokit, ir vieną dieną po daug metų aš žiūriu ją ir man verkia širdis. Jinai tuo metu buvo šita direktorė mokyklos, nes jau reorganizacija vyko, jinai buvo perėmusi tas pareigas. Aš žiūriu ją, verkia širdis ir sakau, Rita, ateik, sakau, čia į Neolife. Aš suprantu, kad jai skamba kaip eilinis dar kartą raginimas, bet aš matau, kad aš galiu ją išgelbėti ir su tuo veikla, kaip sakyt, tiesiog ateini į darbą, nes, ką gali veikti pedagogas, ta prasme, jisai visą gyvenimą pradirbęs pedagogą, ką jisai turi eiti, ne, parduotuvėse daryti kabinę, ta prasme, tai būna, bet čia rets atvejis. O ką gali pedagogas daryti? Pasakoti moka, dalintis istorijom moka, 12 metų patirties sukaupus va šitiek 5 aukštais. Viską išbandžius. Ir mes, kas man patinka Neolife, kad mes galim čia daryti visą tą dalyką per, su savo identitetu. Reiškia, kas tu esi. Jeigu tu esi kirpėja, tai tu čia puikiai tinka tau, nes tu, su plaukais dirbi, tu matai, kad, tie plaukai pašiurė, nepašiurė, ten su oda kosmetologija Rugilė, ar kas jinai, ne, kosmetologija su grožiu dirba. Mokytoja, moka labai chemikė, papasakot viską, ta prasme, kiekvienas žmogus gali, praselė, ne, čia gerai yra tas dvasinis kūnas, tos auros, tas visas energijos, ne, bet fizinis kūnas, irgi viskas yra tarpusavį susiję, kai ne veltui sakoma sveikame kūne sveika siela, ir atvirkščiai, negali kūnas ir kažkaip būti atskirai savo, o siela kažkur dar, negali taip. Tai žodžiu, mes, kai tai dalinamės tą savo patirtimį per save, esame patys savęs tas prekinis ženklas, mes perkame produktus, kaip ir sakė Šarūnė, pigiau, galime parduoti tą Omegą, nusipirkę pigiau, brangiau galime, bet čia yra tikrai toksai, sakykime, laikinas dalykas, jeigu žmogus nenori registruotis, nori pabandyti, nenori registruotis, tai tokių klientų tikrai atsiranda. Ir mes uždirbame tą 30% ankainį, pavadinkime. Ir čia... Gerai, tai dabar, pavyzdžiui, aš prisiregistruoju, tai kiek aš sumoku registraciją, tą kiek... 39 arba 78. O be produktų. 30 registracija. Gerai, tai tarkim registraciją pasidarau ir jeigu aš noriu savo produktų, ir perkuosi savo, tarkim, ne produktus, tai ir gaunu 30% nuolaidą. Taip. 25, 30%. Tai tu gali tik savo, ar ne, kaip darydavo, ne, ir su 30% nuolaidą. Ne, čia yra iki 30%, reiškia, yra papildam kažkur 20-25, kosmetikai 30%. Ai, bet nėra, pavyzdžiui, kažkoks tai reikalavimas, kad tu turi tam tikrą kiekį kažkokį. Ne, jokio reikalavimo. Nori vieną bankutę, nori vieną bankutę, viskas. Tik tiek, jokių mėnesinių užsakymas, ne? O, atsiprašau. Žodžiu, mergaitės vėl gražinu tada, kad kuo greičiau tas skaidrytės perbėgom ir tada einam prie diskusijų. Tai žodžiu, esmė yra tokia, kad vėl čia nenoriu aš labai išsiplėsti į tuos procentus, nes šiandien, kai sakai, šiandien ten blusinėtis, bet aš noriu tik tai parodyti šitą sumą. Kad uždirbti tą 10% su struktūra, tai realiai galiu pasakyti, čia žmogus, kuris dirba pilnu etatu kažkokiam darbe ir pagal nuotaiką, jeigu ten nuotaika yra, pasipasakoja tą savo istoriją, kažkur nuotaikos yra, pasipasakoja kažkur, ta prasme, kad tai yra uždarbis žmogaus, kuris, tiesiog prie progos, bet pasidalina, tai reiškia, šitai dar nėra darbas. Čia toksai pasidalinimas su savais aplinkoje. Per metus įsidalinam per 12 mėnesių, kiek realiai aš tiek uždirbdavau pradžiai, kaip minėjau, kol dar nedirbau. Dar
prieš tos daug metų su keliais draugais. Ir man, kadangi buvo žemas lygis parduoti, nu, kad ten traukti iš kažkur, va, tim, aš tau parduodu. Aš sakydavau, nori pirkti, registruokis, aš nepardavinėjau. Jeigu nenori registruotis, eik susirasi, kažkur nusipirksi, aš neparduodu. Nori pirkti, aš anksčiau taip darydavau, dabar taip nebedarau. Dabar jau smegenys nebe, kaip sakyt, natūraliai priima tą norą, kad žmogus nori vieną nusipirkti buteliuką, aš nebepriimu skausmingai, kad aš čia esu kažkokia turginė. Tada įsivaizduokit, kas nutinka per gyvenimą. Nutinka taip, dažniausiai ne su pačiais artimiausiais, kad kai kurie žmonės, taip kaip aš, taip kaip Rita, taip kaip Rasa, kaip Eglė, kaip Reda, išvelgia čia, kad, nu, čia yra gerai. Ta prasme, mato visus tos pliusus. Reda, jeigu dabar čia nuleisti, kokia jinai buvo prieš kiek metų, Reda? Prieš 3. 3 tik tai? Tai tik 3. Tai daugelis tikrai net pažintume. Nežinau, Šarūnė, kiek metų Reda pažįsti? Jau pažinojau Reda. Senai, nežinau. Kiek Reda pažįstame? Ne. Tikrai nelabai, žinokit, ir pasisveikintumėt, jeigu čia dabar viena išeitų parėtų senoji Reda, vėl, nu, ta prasme, nes tikrai pokyčiai tiesiog akivaizdus. Kiek kilogramų numetė Reda? 20. Nesikūdindama. Todėl, kad kai pradėjo valgyti maistinės medžiagas, organizmas tiesiog natūraliai atmetė šlamštmaistį. Ir energijos atsirado daugiau, jinai judėti pradėjo. Ir tarkim, tas natūralus procesas nutinka ir mano gyvenime atsitiko kaip ir man, kad liko tų žmonių, liko jų lojalių. Ir ką daro tie lojalūs žmonės, čia tarkim jūs, net toliau kalbat su savo tais draugais, kaimynais, susipažintais žmonėmis, tie jūsų lojalūs žmonės, kurie jau pasiliko, jie to irgi tą patį daro. Nu, va taip, suprantat, dėl to ir yra tinklinis marketingas, kad visi daro tą patį per tą patį ir kas tada nutinka, čia jau yra direktoriaus statusas, tai yra mūsų, jeigu pavyzdį rodyti, tai Rita. Ritelė, ar tai tiesa? Taip. Čia dar per maža suma turbūt, ne? Jeigu skaičiais kalbėti, tai aš galiu pasakyti, esu skaičiavimą padarius, kai manęs Algirdas prašė kalbėti apie, nu, ten apie tos finansinius dalykus. Tai iš tiesų aš pirmą savo mokytojos plus direktoriaus pavaduotojo atlyginimą, atitinkantys skaičiais atlyginimą gavau čia Neolife, lygiai po pusės metų užsiregistravus. Aš jau 3 kartą registravausi Neolife, kai nusprendžiau dirbti. Tai aš gavau 1400. Tai va, po pusės metų. Čia tavo atsakymas, kai žmogus dirbo 25 metus, ne? Mokykloje vadovauti. Stažą turėjau. Ne, aš tai čia matau pavyzdį, nu, tarkim, ar jūsų Neolife, nu, bet ten kiek žinau, va, merginų, kur, ar ten, sakysim, kitos, kur tų tinklinių, tai net nebejoju, kad čia ir sistemos, ir mokymai padaryti, va, ir kiek Raselės pasižiūri ten pus visus, ir Eglė ta važinė, tai čia super, čia produktas padarytas, jeigu kas nori dirbti ir užsidirbti, ta prasme, kad čia visos sąlygos, viskas duota, viskas padėta ant lėkštutės, nu, tik tu, taip, tik tu, nu, ta šiais prasme. Laikais, kai yra internetas, vienais laikais dar sakydavo, kad reikdavo tiesiog tų gyvų susitikimų. Ir dabar žiūrėkit, kad... Dažnai, kai tu pats, jeigu tu pats vartoji, tu ten, ar ten pabandęs ypač, sakysim, tos ligos, kur, nu, tai žinai, kas geriausiai, nu, tavo rekomendacijos, nu, pačio, kas išsigydė, kur kažkam padėjo, tai geriausia rekomendacija visiems kitiems. Ir dabar merginos, žinot, kas yra įdomiausia? Kas yra įdomiausia? Dabar žiūrėkit. Kad šitas, va, juodaplaukis, va, šitas, va, šitas, gali jūs nunešti, nupūsti, po metų pralenkti, kad jūs ten net nesuprasite, kas čia atsitiko. Todėl, kad čia nėra piramidinės sistemos, kad tarkim tas, jūs negalvokit, kad jūs atėjot pirmiau, arba aš atėjau pirmiau, ne prieš 18 metų, tai čia jūs galite, atsiprašant, arti užpakalių žemę ir gausit visada mažiau negu aš, nes reiškia, aš jau ten atėjau prieš. Ne, čia vat būtent, kad sistema taip sudėliota, bet čia vėl niuansai, čia reikia apie tai daugiau pasakot, kad tas juodaplaukis gali pralenkti mus po metų, kaip nėra kas veikti. Jeigu tik jisai nedarys klaidų arba darys jų mažiau negu jūs darėte, ne, negu aš, tarkim, aš tikrai per 18 metų nedirbu.
aš pradėjau dirbti po 3,5 metų, bet realiai išmetus tą laikotarpį, kai aš skyriausi, mečiau šitą veiklą, bet vartojau, niekada nemečiau produktų, tik tai tiesiog nedirbau. Galim sakyti, va taip dirbu 5 metai nuo pradžios, kai ten apie 1,5 metų dirbau ir dabar galim sakyti, va tiek Eduardas yra Lietuvoje 4 metai, tai jau 5,5 kaip aš dirbu ir tas, kas yra sukurta, tai yra vos kelių metų rezultatas. Nu ir kas nutinka? Vėlgi mes ten tas lygis po lygio, ta prasme yra tie žingsneliai, kada jau pasiekėme safyrinį lygį, nu čia yra, žinot, kaip ten yra direktorius, generalinis direktorius, savininkas, dar kaip vienu žodžiu, tai čia aišku savininkais nepatampam, bet aš tada važiuoju, daugiau žiūrėkit ir nebėra, aš galvoju, kad dar yra viena skaidrė. Nu tai ką noriu pasakyti, kad mūsų metinis, mūsų su vyru metinis atlyginimas, kadangi vyras deklaravo pajamas vakar, ne? Jo vakar, tai pati su savim pasišnekėjau, tai žodžiu, neatsimenu, tiksliai 40 kažkelių tūkstančiai eurų. Tai nėra ta suma, kuri čia jau reiktų pasigirti, ne? Tikrai mes su 3 vaikais dar turim papildomai kažką daryti, kad išgyventi, nes tikrai yra pas mus ir paskolų, kaip ir pas visus žmonės, ir ta prasme, nu, kad tikrai čia nėra, kad jau čia ta suma, kur jau atrodo, jau mano smegenys išsijungia. Mūsų Algirdas ir Vitalija Pranskaičiai, kurie yra mūsų prezidentimai, mes esam jų komandoje ir tai yra žmonės, po kuriais mes Eduardą esame mūsų jie vadovai. Tai jie per mėnesį tiek uždirba. Čia yra jų mėnesinės pajamos. Ką jie pasakė, nes su jais kiekvieną mėnesį susitinkame, ką jie pasakė apie mus, bendrai apie mus, apie tos verslo mokymus, kuriuos mes dabar darom 3 mėnuo tik tai. Jie pasakė, kad jeigu mes tą darysim, vat kaip dabar darom, vat tą, nu žodžiu, kaip mes dirbam, kaip mes mokinam savo žmonės dirbti, sako, jūs taip gerai įkirtot ir jūs taip gerai pasakojot ir taip gerai mokinat, sako, mes to nedarėm. Sako, jeigu jūs to nenuleisit rankų, sako, jūs tai pasieksit daug greičiau negu mes, ta prasme, nes reikia tą prieš istoriją jų prisiminti, atsimenat, kai po 10 metų jie buvo metę. Nu, tą pačią, nu, čia nenoriu tiek veltis į tos dėl svečių, bet žodžiu, kad tai yra realu, aš pažįstu tos žmonės ir aš žinau, ką jie darė ir aš tiesiog einu jų, nu, va, žinau, kaip per sniegą, ne? Tiesiog. Tai ar tu nueisi ten, jeigu yra sniegas prisnigta, išminta ir tu eini tas pačias pėdas ir eini, nu, tai faktas, kad tu reiškia, nu, nueisi. Ir čia nėra nesąmonė ir daug dievė, kad tik karas neprasidėtų, tai čia, žodžiu, viskas taip ir nutiks. Tai kodėl ne live? Nu, žinokit, yra keli dalykai. Nežinau, man asmeniškai aš iš savo širdies pasakysiu, aš suspausiu iš tikrųjų tuos visus dalykus. Žodžiu, man asmeniškai